Gintarai. Tavo įspūdžiai, turi labai specifinį užduotį važiuoti su aptarnaujančiu sunkvežimiu trasoje, kaip esi užregistruotas kaip lenktynių, važiuoji trasoje. Pirmą kartą lenktyniniam sunkvežimiui, kuris veža detalės ir krataisi, tai ar nebaisu? Baisu, tai jau nieks nebebaisu. Pirmom dienom buvo nelabai jauku, ne? Šiek tiek prie visko pripraktama. Dar įdomumas toks yra, kad galima užregistruoti mechaniką kaip lenktynių dalyvį. Iš tikrųjų, tik tai reikia už jį sumokėti didžiulį startinį mokestį, išnuomoti lenktyninę fūrą, kuri gali vežti detalės ir mechaniką papildomą. Ir tada tie mechanikai gali pagelbėti trasoje sugedusiems tikriems lenktyniniams automobiliams, kurie važiuoja siekti kažkokio rezultato. Mistika paprasčiausiai tokia, kad susimoki daugiau pinigų kaip tikras dalyvis ir tada legaliai gali aptarnauti, pagelbėti kitam lenktynių dalyviui, nes iš pašalies joks aptarnaujantis ten nei žiūrovai, nei kiti komandos ten aptarnaujantis personalas, kurie nėra oficialūs lenktynininkai, lenktynėse negali pagelbėti automobiliam. It won't stop. That wouldn't stop for anything. Come on, put the finger. Go back.